Esu Nikolai Goranin iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Tuo pačiu dar dirbu kompanijoje EPS LT, kuri užsiima bankinių transakcijų aptarnavimu ir taip pat teikia kitas paslaugas susijusias su EFT paslaugų aptarnavimu. Kodėl atėjau į šitą konferenciją? Matyt dėl to, kad pačiam ir dėstyme, ir darbo veikloje tenka susidurti su problema, kad IT procesų valdymas yra iš tikrųjų labai sudėtingas dalykas. Ir būtent, kaip minėjo kai kurie jau pranešimai pirmoji konferencijos dalyje, į tai žiūrima kartais taip ad hoc principu, maždaug kažkaip vyksta, tai jau gerai ir nelabai susimąstoma, kaip tos procesus pagerinti. Ir manyčiau, Kobetas tai būtų viena iš priemonių, kaip tai galima būtų daryti. Ir jūsų įmonė taiko Kobetą? Šiuo metu netaikom, kaip tik žvalgomės, ką galima daryti būtų šioje srityje. Mes iš tikrųjų dirbam pagal kitą standartą, tai būtų PCI DSS saugumo standartas, bet jis yra specializuotas būtent kortelinių duomenų apsaugai. Pažiūrėti kitus standartus, apie juos pagalvoti irgi būtų labai tikslinga. Ar konferencija jums buvo naudinga? Jinai dar nesibaigė, bet tikiuosi, kad taip. Ar sakykite, labiau ta nauda yra iš praktinės pusės patarimai ar teorija? Kol kas manyčiau teorija. Ir kaip jūs manote, ar pasirodžius lietuviškajam leidimui labiau paplis taikymas Kobeto? Manyčiau taip, nes vis tiek tas kalbos barjeras jis egzistuoja ir manyčiau atsiradus lietuviškai versijai ir taip tai, kad pavyzdžiui minėjo valstybės kontrolės atstovai, galbūt suderinus tą versiją su įstatyminė informacija, paplitimų galima būtų tikėtis. Ir sakykit, o kaip vertinate tai, kad jis vadinamas Kobeto tas lietuviškas leidimas vadinamas katekizmu? Galbūt vertinu tai, kad Kobeto vertėjai nori paryškinti, kad tai yra tiek pat svarbu, kiek savo laiku ir pirmos lietuviškas spausdintos knygos išleidimas.